Nauja diena Veik fonde. Šiandien mūsų meniu yra surinkti keletą siuntinių, o taip pat išvežioti maistą. Iš pirmo išsikraunam Veik mobilį, pamaitinam vietinius mūsų lankytojus, susitikrinam dydžius su šeimom, paruošiam dėžę ir pradedam po truputuką ruošti humanitarinius siuntiniukus. Ten eina drabužiai, avalynė, higienos reikmenys, mokyklinės prekės, žaislai. Žaislus visą laiką patikrinam, įdedam naujos baterijos, nes vaikas be abejo nori žaislą ne vien tik pamatyti, bet ir su juo pažaisti. Štai tokie įprasti darbai Veik fonde, siuntų formavimas. Ačiū visiems, kas prisideda prie Veik fondo veiklos. Šiuo metu mes tikrai šiek tiek ne per geriausiai gyvenam ir jeigu jūs norit, jeigu manot, kad tai reikalinga, tai perėjus per šitą nuorodą galite surasti visus mūsų organizacijos surinkamosios sąskaitos ir palaikyti. Tęsiasi diena, pirmą reikia nuvežti į Omnivos sandėlį visus siuntinukus. 4 siuntiniai šiandien paruošti, galime sakyti daug ar mažai, gal ir mažai, bet atsižvelgiant į tai, kad vienas žmogaus darbas gal ir nemažai. Paskui pašildom ir sudedam maistuką vienai babulytei. Pašildau aš jai specialiai, kad gautų ir karšto maisto, ir sudedam ir keliaujam pas jos Olegą, paliekam darbuoti sandėlį, o patys iškeliaujam pirmą, kaip ir sakiau, į Omnivos sandėlį, paskui jau pas babulytis. Čia kabo mūsų Veik fondo plakatas, jeigu kažkas tai nori pakabinti pas savęs laiptinėje, duokit žinoti, aš duosiu labai fainus lipdukus su barkodais ir nukreipta į mūsų organizaciją. Taip pat noriu padėkoti sulčių namams už sultis, babulytė ir kiti žmonės jos tikrai pamėgo. Na ir dar kartelį ačiū visiems, kas dalyvauja Veik fondo veikloje. Dar kartą prašau prisidėti, jeigu galite sau leisti ir paremti šią veiklą. Geros dienos. Toliau darbuojamės, keliaujam dabar į Dytuvą, į Veik namus. Reikėtų iškart pasakyti, kad į mūsų Veik namus šauni bendrovė Klaipėdos vanduo atvežė 10 tonų vandens mūsų baseinukam, kuriame plaukia vaikučiai vasaros metu. Tie vaikai, su kuriais vyksta edukacija, bet kol važiavo, biškutį mašina pastrigo ir noriu sutvarkyti kelią. Sutvarkęs kelią, įsipilu šiek tiek baliklį ir noriu senelės pravalyti pačio baseino. Nedaug visiškai, įjungiam filtriuką, viskas rodos veikia, tokie gyventojai pas mus gyvena. Ir tokie, pravalom šiek tiek baseiną ir laukiam šiltesnių parų. Tikėkime, sulauksim, kada galėsim čia atvažiuoti su vaikučiais iš Veik šeimų.